and make the world go away. Do you remember when you loved me? For the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say. Justina, o kaimus be šunėlių būtų nuobodę gyventi, bet to nereikalingi. Šuniuks ir reikalings ir atēna žvėriuką į sodną visur, anei pasaka, bet kada ēna žmogus ir viens lojams, o kada žvėriuks atēna į sodną ar aplinko vakščio koksternelį, ar šerns, ir kitoks lojamas stilius. Tai čia reikia tik suprasti. Suprasti ir pagal balsą, nes prontas, kada žmogus yra aštriau lov, kada žvėriuks toks kaip miški, kaip skalėjams. Jie irgi lobia toks kaip skalėjams. Toks draugiškesnis. Draugiškesnis. Tas nuošiai, kad žmogus pavojingesnis gyvulėliam. Jau taip. Čia medžiotoja kokie vadalojas, ne? Dabar ne. Pirmā būdavo ir dabar nieda kol kas nebuvo. Tai koks tavo požiūris tas medžiotojas yra? Ar visad dora elgas žvėrėlių gamtos atžvilgiu? Senojas tradicijas palaika medžioti. Nežinau, kad tų žvėrių teik bija. Abreit žvėrčią aplink? Čia kažkuomet buvo, matyt, buvo pasirodys, bet prapauli pėdasi. Matyti apie išnyks didėjai žvėrį? Ir išnyks dar tų sternėlių teik bija irgi vis vasar nebuvo, čia medžioklį buvo, iš kažkur atsirado kelias jau dabar. Bet visą vasar nebuvo. O šarnų ir teptoj tai, kad reitaikesnė nei prapol kažką. Šarnų sunkiausiai paimti, kur nors purvynį miškėsi tais gal. Matyti, emigrau iš vienų veiti, kitas emigrau atrodo, nebija nieko, bet paskiau, kad atsirond labai daug. O sternelis anos ir toks sėslis, jau vieno veito būna, ne? Nepasakyčiau irgi, ir anos irgi emigrau, čia vasarą nebuvo, čia visiškai nebuvo, dabar atsirado ir tai emigrau. Čia bėgnų medžiotojai, kur pradėt piškinti lek tolyn. Taip, anos bebėgdamas numedžiotojų ir surond savo veitasi. Ramesnis veitasi. Šitoks kaimyns pastanus gyven labai mylu žvėrelis, tai apie mešką įsakinėjęs. Iš šarną, iš sternas. Kad visur yra, čia po visus ir kaimynus, ir tik turi saugotis. Šarną daugiausia nepridaro žalos, išknis visko. Į miškus išva? Į miškus knis visko, ant tų sleikų eiška, visų kvabalų, tų pelynų. Knis ir verti yra. Tai dabar medžiai lamčiai daugiau negu žvėrėlių jau? Jau taip, daugiau yra. Jau daugiau medžiotojų. Taip, kad ateit ir žvėriau liūdna. Turėtų sunykti, bet kad dabar ir kertami mišką, tai jaunulyną auga visokie, į tus miškus jaunulyns nebegalbė įlysti, tai medžiotoje tai biški gali padaugės, kur negali lysti, jėti, kur nepereinama jaunulyną visokie šabakštyną. Ten akis įsibadyti gali, o tepanų padaugės. Padaugės gali nepadaugės, bet tas pats skaičius išliks. Nors teik jau gera, nėra to blogas, neišėti ger. Bet kaip užaugs medė ir praeina mums pagerės, tai tų žvėrių turėtų sumažėti. Klausyk, Justinai, ar įmanom iš tų šabakštynų užauginti mešką? Įmanoma, bet reikia laukti 100 metų. Mes sulauksim. Mes net čia proanūkė tik sulauks. Sekund skirtiems po 100 metų.